tu jau giltinė šaukia. Turim dabar numerių. Mūsų asistentas Titas rinko klounų, kur yra daugiausia numerių, tai kažkaip taip atitiko, kad Kaunas daugiausiai klounų turi. Nežinau, kodėl. Kaip suras klounų? Turit apsimest, kad norit paharinti klauną, bet pasakyti, kad tavo vaikas labai bijo. Prašau. Alio? Alio, labą vakarą. Labas vakaras. Jums paskambino tėtis Tomas. Klausau, jūsų mano vardas Laima. Labai malonu, Laima. Aš dėl klauno paslaugų. Taip, jūs teisingai pataikėt, klausau jūsų. Labai džiaugiuosi, kad teisingai pataikiau. Klausykit, ar galėtumėt klaunu pabūt? Aha, jūs truputėlį... Ne, jūs, aš nežinau, ar kas, man numerį davė, aš nežinau. Tomai, labai atsiprašau. Tomas, teisingai? Taip, Tomas. Jūs Tomas. Aha. Labai malonu. Jeigu galima 2 žodžiais, aš nemoku šnekėti. Todėl, jeigu jums įdomu, sakykit, prašau, iš kur jūs apie mus sužinojot? Aš tiesiog, kad neužimti su laiku. Iš interneto. Iš interneto. Perskaitėt tą didelį laišką, taip? Perskaičiau. Nu, matyti, aš kažkaip tai bandau išaiškinti Lietuvos žmonėm, bet vis vien nepakankama. Reiškia, čia tokia gan neįprasta paslauga ar kažką tai. Čia vienintelė Lietuvos profesionalių cirko artistų klounų meninė grupė. Okay, tinka. Skaitykit taip. Tikri klounai iš tikro cirko. Nu, taip jums pasakysiu. Gerai. Kada laisvi esat? Tai ne, aš klausau jūsų, ko jums reikia, kokie... Aš noriu porą, 3 klounai, kad būtų kokie. Sūnaus gimtadienis mano. Čia koks miestas? Vilnius. Ir kokia diena? Diena dabar būtų kovo 7. Penktadienis. Kovo 7. Sakykit, prašau, jūs galėtumėt man kurti už pusvalandžio paskambinti? Negaliu, žinokit, aš išvažiuoju, į oro uostą esu įskrendu į Australiją. Tai noriu suderinti viską dėl tų kainų ir ką reiks daryti, noriu pasakyti. Mano mažiukui Tomukui irgi 8 metukai sueina. Tai reikia, kad atvažiuotumėt. Tomai, paklausykit, atvažiuoja į gimtadienį, mes dirbam lygiai taip pat ir gimtadienio šventės. Galim atvažiuoti, dirbam visoje Lietuvoje. Iš karto atsakau visus jūsų klausimus. Visą klounišką darbą mes darom. Bet faktas tas, kad man reikia dabar pasižiūrėti mūsų grafikus. Už tai, kad man atrodo, kažkoks laikas rezervuotas 7 dienai. Tai aš išsiaiškinsiu. Suprantat? Ir jeigu jūs važiuojat, gerai, ne už pusvalandžio, bent už 10 minučių, gal galit perskambinti? Jo, galėsiu, aš tik norėjau dar paklausti vyrų. Ta prasme, vyrai būna, jie gali pariekti taip? Kažkaip balsą turi didesnį? Ne, pas mus mišri pora. Ai, mišri, bet moteris... Taip. O taip baisiai atrodo, ar taip mielai, kaip jie atrodo? Internete jūs matėt mūsų nuotraukas? Mačiau, bet, žinot, iš nuotraukų sunku pasakyti. Matot, ką aš noriu padaryti, aš noriu išgazdinti. Ne, mes tikrai negazdinam. Ne, pas mus tame reikalas, kodėl aš jums pasakiau, čia profesionali grupė, kuri važiuoja po visą pasaulį, dirba ir turi daugiau 20 metų, bet kokią patirtį įvairiuose ir šou, ir varietai, ir visur. Mes negazdinam, bet mes to pačiu nėra tokio, kad iš vien prajuokink mane. Mes suteikiam šypseną, gerą nuotaiką. Žiūrėkit, tai mano sūnus bute švęs, aš, pavyzdžiui, galėčiau palikti raktus. Jūs ateinat ir, įsiveržite tą butą ir sūnus, manau, gaus šoką didelį. Čia bus jam gimtadienio dovana. Suprantu, suaugę bus kas nors. Raktus, sakau, galiu palikti po kilimėlių. Mama turėtų grįžti. Bet būtų gerai, kad įsiveržtumėt ir rėktumėt. Jis baisiai bijo klounų. Baisiai bijo. Jeigu, pavyzdžiui, mes kažkada bandėm su žmona nuvesti į cirką, tai, tikrai nėra šansų. Tai noriu tokią staigmeną padaryti, žinot. Suprantu, Tomai, bet jūs galit dabar nuspausti ragelį ir viską. Jūs darot labai blogą dalyką, suprantat, klounų negalima bijoti. Su klounais už tai, kad klounas čia bendrai yra gerumas ir šypsena, suprantat. Vienintelis, kas pas mus yra, jeigu jūs sudomins, kad staigiai ateina pirmiausia, sakysim taip, moteris, kuri kaip vedančioji.
o paskui suteikia tą triukšmą, irgi staigiai ateina, bet negazdinančiai, suprantat? O paskui, čia toks kaip teatralizuotas gimtadienis, tratata, visokie dalykai, o paskui jie atranda netyčia, kad ateis klounas, pats šauniausias Lietuvoje, kur yra. Jie kviečia tą klouną, kažką tai tokio, ir ateina klounas, ir mes pristatom, pas mus, matot, linksmos staigmenos, visos tai improvizacija, panašiai, klaunados menas ir originalus estrados cirko žanrų komiški numeriai. Jeigu jums įdomu, pas mus ilgų balionų lankstymai, magijos, fokusai, va tokie dalykai ir viskas čia labai interaktyvios programos, mes įtraukiam svečius į savo pasirodymą. Jeigu jums tinka toks dalykas. Gerai. Tai, ką žinau? Taip. Avansą. Kas jūs dar domina? Tikriausiai jūs dar domina kaina, o dėl dienos aš jums galėsiu pasakyti už 10 minučių maždaug. Gerai. Man reikia pažiūrėti tada tvarkaraščius. Gerai. Gerai, tai laukiu, paskambinkit. Dėkui. Paskambinkit. Man pačiam galva pradėjo skaudėti. Moteris, kuriai nereikia nieko duoti. Jie gali iš... Vienu metu pradėjo pasakot, kokią čia programėlę, man atrodo, pasirodė dės swingerių kažką. Nu va čia dabar ateis vedėjai ir po to atvars 3 klounai ir pradės savo... Ne, sako, tipo, ar gali būti... Rolai, jung mikrofoną. Sako, ar gali būti 2 vyrai, tai ne, mišri porą pas mus. Ne, jo, tai čia aš vat nuo tada ir pradėjau galvoti, kad čia yra kažkas gilesnio šitam amate. 20 metų. Supranti, jinai kalbėjo, viską, ką jinai kalbėjo, galima buvo suprasti pašlai, bet vat kaip kaimietis, žinai, Niekas nesuprati, jo, tai galvoju, kad čia rimtai šneka, aš viską perpratau. Oi, tai va, to mane išgazdinsim.